Istorinės taikos darybos oficialiai žlugo ir bet kurią akimirką gali prasidėti didžiulė karinė eskalacija. Po 21 valandos darybų viceprezidentas J.D. Vance'as paliko darybas. Karas dabar gali prasidėti bet kurią akimirką, o iš tikrųjų jis gali jau būti eskaluojamas, kai žiūrite šį vaizdo įrašą. Taigi pažiūrėkime, kas nutiko ir kur viskas pasisuko bloga linkme. Kaip kai kurie iš jūsų galbūt jau žinote, darybos vyko visą penktadienio naktį ir beveik visą šeštadienį. Tada buvo pertrauka ir pasirodė pranešimų, kad abiem pusėms tiesiog reikia pailsėti, o darybos bus atnaujintos kitą rytą. Tačiau tada viceprezidentas J.D. Vance'as surengė improvizuotą spaudos konferenciją ir paskelbė stulbinamą žinią. Paklausykite, ką jis pasakė. Kad ir kokie būtų darybų trūkumai, tai nebuvo dėl pakistaniečių. Jie atliko nuostabų darbą ir tikrai stengiasi mums padėti bei padėti Iranams rasti bendrą kalbą ir pasiekti susitarimą. Mes jau dirbame 21 valandą ir turėjome nemažai esminių diskusijų su Irano atstovais. Tai gera žinia. Bloga žinia ta, kad mes nesusitarėme ir manau, kad tai daug blogesnė žinia Iranui nei Jungtinėms Amerikos valstijoms. Taigi mes grįžtame į Jungtines valstijas nesusitarę. Mes labai aiškiai išdėstėme, kokios yra mūsų raudonos linijos, dėl ko esame pasirengę daryti nuolaidų, o dėl ko ne. Ir mes tai išdėstėme kuo aiškiau, kaip tik galėjome, o jie nusprendė nepriimti mūsų sąlygų. Deryboms vykstant nebuvo daug nutekėjimų apie jų eigą. Asmeniškai manau, tai buvo teigiamas ženklas. Maniau, kad jie daro pažangą, todėl niekas nenutekėjo. Tačiau vis tiek pasirodydavo šiokių tokių nutekėjimų. Ir vienas iš jų rodė, kad dėrybos iš tikrųjų tęsis dar kelias dienas. Iš tikrųjų, Pakistano pareigūnai dar prieš prasidedant dėryboms sakė, kad tikisi, jog jos tęsis iki pirmadienio, gal net iki antradienio. Ir žinot ką? Tiesiog likus 30 minučių iki Vance'o spaudos konferencijos, Irano vyriausybė paskelbė pareiškimą, kad jie daro pertrauką nakčiai, bet sekmadienį dėrybos bus atnaujintos. Ir būtent dėl šios priežasties aš vengiu pranešti apie tai, ką skelbė Irano žiniasklaida. Nes 99,9% atvejų jie tiesiog išsigalvojo dalykus. Ir po 30 minučių po šio Irano pareiškimo Vance'as iš esmės pasakė, kad Iranas nepriima nė vienos Amerikos raudonosios linijos, todėl dėrybos nutraukiamos. Tada visi pradėjo judėti labai greitai. Praėjus vos 15 minučių po šios spaudos konferencijos pabaigos, abi pusės jau buvo pakeliui į oro uostą ir jau skrido. Dabar iš tikrųjų neturime daug detalių apie tai, kas nepavyko dėrybose. Bet J.D. Vance'as atsakė į kelis klausimus. Tad paklausykime, ką jis pasakė. Jie čia atmetė. Ar galite mums tai šiek tiek paaiškinti? Na, aš nesigilinsiu į visas detalės, nes nenoriu dėrėtis viešai po to, kai 21 valandą dėrėjomės privačiai. Tačiau paprastas faktas yra tas, kad mums reikia aiškaus įsipareigojimo, jog jie nesieks branduolinio ginklo ir nesieks priemonių, kurios leistų jiems greitai įgyti branduolinį ginklą. Tai yra pagrindinis Jungtinių Amerikos valstijų prezidento tikslas ir būtent to mes siekiame šių darybų metu. Dar kartą, jų branduolinė programa, kokia jį bebūtų, anksčiau turėto sodrinimo įrenginiai, jie buvo sunaikinti. Tačiau paprastas klausimas yra toks. Ar matome tvirtą iraniečių įsipareigojimą nesukurti branduolinio ginklo? Ne tik dabar, ne tik po 2 metų, bet ir ilguoju laikotarpiu. Kol kas to nematėme, tikimės, kad pamatysime. Dabar kai kurie žmonės teiks, kad Iranas jau pareiškė, jog nesiruošia kurti branduolinio ginklo. Tačiau Jungtinės valstijos siekia ne to. Ir priežastis tam yra ta, kad Iranas jau parodė, jog yra pasirengęs meluoti visuomeniai. Jie sakė, kad nenori branduolinių ginklų, tačiau jie sodrino uraną iki 60% lygio. Jei norite tik branduolinės energijos, iki tokio lygio nesodrinate. Jį sodrinate, jei norite sukurti branduolinį ginklą. Ir būtent todėl Jungtinės valstijos spaudė Iraną įsipareigoti visiškai nesodrinti urano savo teritorijoje. Iš tikrųjų, prieš prasidedant karui, JAV netgi pasiūlė Iranui neribotą kiekį sodrinto urano jų branduolinėms elektrinėms nemokamai. Tai reiškia, kad Iranui nereikėtų nieko pirkti ar gaminti. JAV buvo pasirengusios padengti visas išlaidas, o vienintelis dalykas, kurio buvo reikalaujama iš Irano, nestatyti jokių sodrinimo įrenginių Irano teritorijoje. Bet kuri logiškai mąstanti šalis, kuri tiesiog norėtų branduolinės energijos savo piliečiams, būtų sutikusi su šiuo pasiūlymu, nes tai iš esmės reiškia didžiulę nuolaidą branduolinės energijos gamybai. Tačiau ne, Iranas atsisakė. Ir priežastis tam yra gana paprasta. Iranas nenori sodrinti urano branduoliniai energetikai. Jie to nori tam, kad galėtų ir toliau šantažuoti pasaulį. Būtent todėl jie jau sodrino uraną iki 60%.
Jie to nori kaip derybinio sverto. Ir jų svertas iš esmės yra tai, kad Iranas sako, duokite mums, ko norime, arba mes pasigaminsime branduolinę bombą. Ir būtent dėl to prasidėjo karas. O dabar, kai karas jau vyksta, JAV spaudžia dar stipriau. Jokio sodrinimo. Ir tikėtina, kad Jungtinės valstijos taip pat prašo Irano atsisakyti 400 kg arba 900 svarų sodrinto urano, kurį Iranas kažkur paslėpė branduolinėme objekte. Štai čia svarbi platesnė perspektyva. JAV nemano, kad pralaimi šį karą. Ir Iranas taip pat nemano, kad pralaimi šį karą. Nors Irano aukščiausiasis lyderis yra miręs, Irano pareigūnai yra mirę, Irano karinis jūrų laivynas sunaikintas, Irano oro pajėgos sunaikintos, jie net nekontroliuoja savo oro erdvės. Tačiau vis dėlto Irano pareigūnai šiuo metu nemano, kad jie pralaimi šį karą. Ir būtent todėl jie nelabai nori keisti savo pozicijos, palyginti su tuo, kokia ji buvo prieš prasidedant šiam karui. Taigi, šiuo metu atrodo, kad bus labai sunku dėrėtis, bent jau šiuo klausimu. Žinoma, kaip kai kurie iš jūsų jau gali žinoti, tai nėra vienintelis nesutarimų klausimas. Yra ir kitų klausimų. Taigi paklausykime kitų klausimų, į kuriuos atsakė Vansas. Jie yra labai trumpi, todėl noriu išklausyti viską. Paklausykite. Jen. Ar dėl ko nors buvo bent koks bendras susitarimo pagrindas? Taip pat, ar buvo kalbėta apie įšaldytą Irano turtą? Ir ar priėjote kokiu nors išvadų dėl to įšaldyto turto? Mes kalbėjome apie visus tuos klausimus, Jen, ir aptarėme dar daugybę kitų klausimų. Taigi, žinoma, tie dalykai buvo aptarti. Tačiau vėlgi, mes tiesiog negalėjome pasiekti tokios situacijos, kur iraniečiai būtų pasirengę priimti mūsų sąlygas. Manau, kad mes buvome gana lankstus, mes buvome gana nuolaidus. Prezidentas mums pasakė, kad turime atvykti čia gera valia ir dėti visas pastangas, kad pasiektume susitarimą. Mes tai ir padarėme. Ir dėja, mums nepavyko pasiekti jokios pažangos. Prestonai. Pone viceprezidente, kaip dažnai bendravote su prezidentu Trumpu per dėrybas? Buvo pranešimų, kad vyko keli etapai, tarp kurių buvo pertraukos. Kaip dažnai bendravote su prezidentu per tuos etapus? Ir ką jis sakė, kai jūs velėte šias, kaip pats paminėjote, nesėkmingas dėrybas? Taip, akivaizdu, kad nuolat kalbėjome su prezidentu. Nežinau, kiek kartų su juo kalbėjome. Gal pusę tuzino, gal tuziną kartų per pastarąsias 21 valandą. Akivaizdu, kad taip pat kalbėjome su admirolu Cooperiu, su Pitu, su Marku, su visa nacionalinio saugumo komanda. Su Scottu Basinu kalbėjomės ne vieną kartą. Taigi, žiūrėkite, mes nuolat bendravome su komanda, nes dėrėjome sąžiningai. Ir mes išeiname iš čia su labai paprastu pasiūlymu, supratimo metodu, kuris yra mūsų galutinis ir geriausias pasiūlymas. Pamatysime, ar iraniečiai jį priims. Ačiū. Visa ši spaudos konferencija truko apie 4,5 minutės. Ir manau, kad tai gali būti pasaulio rekordas. Trumpiausia viceprezidento spaudos konferencija istorijoje. Dabar, pabaigoje, Vansas taip pat patvirtino, kad JAV buvo labai lanksčios dėl naujų sąlygų. Spėju, kad šis lankstumas susijęs su Irano balistinių raketų programa. Matote, nuo dėrybų pradžios iki dabar JAV reikalavimai susijęs su šia balistinių raketų programa iš tikrųjų sušvelnėjo. Štai ką turiu omenyje. Iš pradžių JAV reikalavo, kad Iranas iš esmės visiškai atsisakytų balistinių raketų programos. O dabar, paskutinėme pasiūlyme prieš vakarykštes dėrybas, matėme, kad JAV iš esmės leido Iranui turėti tam tikrą programą, bet su apribojimais balistinių raketų nuotoliui ir kiekiui. Ir spėju, kad vakar JAV tikriausiai pasiūlė dar daugiau nuolaidų susijusių su Irano balistinių raketų programa. Nes galiausiai, galbūt tai yra tas klausimas, kuriame JAV galvoja. Na, jei mes jiems kažką duosime, galbūt jie sutiks su kitais reikalavimais. Tačiau atrodo, kad Iranas nėra linkęs to daryti. O JAV reikalavimai iš esmės išliko tokie patys nuo pat pradžių. JAV reikalauja visiško sodrinimo nutraukimo, praturtinto urano grąžinimo ir žinoma, jokio finansavimo Irano remiamoms grupuotėms. Dabar, būtent apie pastarąjį reikalavimą, mes iš tikrųjų neturime jokios informacijos. Mes nežinome, ar JAV pasiūlė kokių nors nuolaidų susijusių su reikalavimu nutraukti Irano remiamų grupuočių finansavimą, bet spėju, kad tai sužinosime sekmadienį. Šiuo metu įrašinėju šeštadienio rytą, todėl visa informacija, kurią turime, yra iš tos spaudos konferencijos, kurią ką tik surengė Vansas. Dar vienas įdomus dalykas apie spaudos konferenciją buvo tas, kad Vansas nepateikė jokių komentarų apie Hormūzo sąsiaurį. Ir mes žinome, kad tai buvo aptarta, nes Irano užsienio reikalų viceministras tai patvirtino savo pareiškime. Pažiūrėkite. Prieš pereinant prie pareiškimo, trumpas priminimas visiems naujiems. Būtinai paspauskite patinka ir prenumeruoti mygtukus apačioje. Tai tikrai padeda algoritmui mus dažniau rekomenduoti ir taip pat padeda jums matyti mūsų būsimus vaizdo įrašus. Tokiu būdu jums nereikės pasikliauti algoritmu, kad jis parodytų juos jūsų pagrindinėme ekrane.
Dabar pažiūrėkime į šį pareiškimą. Jis gana ilgas ir praktiškai nieko nesako. Tai daug žodžių, kurie iš esmės nesuteikia jokios informacijos. Tačiau 4 pastraipoje jis patvirtina, kad buvo surengtos diskusijos įvairiais klausimais, įskaitant Hormūzo sąsiaurį. Dabar mes žinome, kad Iranas nori išlaikyti sąsiaurį savo kontrolėje. Tačiau jokia pasaulio šalis, ypač arabų šalys esančios prie įlankos, tam tikrai nesutiktų. Kodėl Saudo Arabijos tanklaiviai turėtų mokėti Iranui mokestį, kai Saudo Arabija yra tiesiai kitoje pusėje? Kodėl Kataro, Kuveito ar Irako tanklaiviai turėtų mokėti Iranui mokestį? Tai visiškai nelogiška. Ir žinote ką? Net pats Iranas tai supranta. Jie tikriausiai nori laikinos kontrolės ar kažko kito mainais, nes Iranas žino, kad JAV nemokės jokių reparacijų už šį karą. Taigi jie tikisi, kad ši rinkliavos idėja padės jiems susigrąžinti dalį pinigų žalai padengti arba galbūt net padengti balistinių raketų, kurios buvo sunaikintos per šį karą, išlaidas. Tačiau aš labai abejoju, kad Iranas iš tikrųjų ką nors gaus šiuo klausimu. Tikriausiai todėl Vansas net nepaminėjo to, ar nesuteikė jokios informacijos apie tai spaudos konferencijoje. Ir atspėkite ką, jei Iranas ir toliau kels pavojų Hormūzo sąsiauryje net ir po šio karo, na tuomet jis turės karo su daugybė kitų pasaulio šalių, įskaitant ir pačias Persijos įlankos šalis. Dabar judėdami toliau, kaip girdėjote spaudos konferencijos klausimų atsakymų pabaigoje, J.D. Vansas patvirtino, kad Iranas dabar turi JAV pasiūlymą. Jame yra JAV raudonosios linijos. Jie gali arba priimti jį, arba ne. Nesu tikras, ką tai reiškia. Ar tai reiškia, kad karas jau prasidėjo? Ar tai reiškia, kad lauksime 2 savaičių paliaubų laikotarpio, kol jis pasibaigs ir tada prasidės karas? Nes tai tikriausiai bus labai įdomu visiems Irano vadovams, kurie atvyko į šias derybas. Esu tikras, kad JAV žvalgyba ir JAV dronai stebi jų judėjimą vos tik jie nusileidžia Irane. Ir prisiminkite, būtent taip mes ir susekėme Ali Larazani, buvusi faktinį Irano vadovą. Jis pasirodė per tą didelį paradą, kurdų paradą, man atrodo. O po kelių dienų raketa pataikė tiksliai ten, kur jis slėpėsi. JAV sugebėjo sekti jo judėjimą, nes jis pasirodė tame dideliame parade. Ir iš esmės tą patį padarė ir šie Irano lyderiai. Jie slapstėsi, bet išėjo į derybas. Jie nenorėjo priimti nieko, ką siūlė JAV. O dabar JAV ir Izraelio žvalgyba gali tiksliai sekti, kur jie vėl slėpsis. Esu tikras, kad dėl to jie labai nerimauja. Dabar vakar įvyko dar vienas svarbus įvykis. Pentagonas patvirtino, kad JAV karo laivai iš tikrųjų įplaukė į Hormūzo sąsiaurį ir vėliau išplaukė atgal. Jie kelias valandas buvo Persijos įlankoje. Ir tai įvyko nepaisant to, kad Irano pajėgos perspėjo JAV karo laivus: "Ei, mes pulsime." Tačiau JAV nepasidavė jų grasinimams ir nieko iš tikrųjų neįvyko. Apie tai kalbėjome vakar, bet dabar turime daugiau detalių apie tai, kas įvyko. Ir mes tiksliai žinome, kaip vyko pokalbis tarp JAV karo laivų ir Irano pajėgų. Turime tikslias citatas, taigi pažiūrėkime į tai. Kai JAV laivas plaukė į vidų, Irano pajėgos per radiją kreipėsi į vieną iš naikintojų ir pasakė: "Tai paskutinis įspėjimas, tai paskutinis įspėjimas." Tada JAV laivas atsakė: "Praėjimas vyksta pagal tarptautinę teisę. Mes neketiname jūsų provokuoti ir aš ketinu laikytis mūsų vyriausybės paliaubų taisyklių." Spėju, kad Irano pajėgos studijavo JAV istoriją, nes jos žinojo, kad šaudymas į JAV karo laivą būtų buvęs gana geras būdas eskaluoti šį karą iki tokio lygio, kurio Iranas negalėtų sau leisti. Žinoma, Iranas iš tikrųjų neturi galimybių nuskandinti JAV karo laivo. Visą šį laiką Iranas naikino civilinius laivus. Šie laivai neturi jokių galimybių apsiginti. Su JAV karo laivu taip nėra. Ir Iranas žinojo savo ribas. Todėl iš tikrųjų nieko ir neįvyko. Be to, kai centrinė vadovybė patvirtino šią kelionę, jie taip pat patvirtino, kad pradėjo valyti Irano minas naudodami povandeninius dronus. Štai daugiau detalių. Paklausykite. USS Michael Murphy ir USS Frank E. Peterson ieško Irano minų, bandydami nustatyti aiškų ir saugų kelią. Artimiausiomis dienomis taip pat bus naudojami povandeniniai dronai. Dabar Hormūzo sąsiauris laikomas labai pavojingu, nes, kaip praneša New York Times, Iranas gali nesugebėti tiksliai nustatyti, kur Irano režimas galėjo padėti minas. Centcom rašo: "Šiandien pradedame naujo kelio kūrimo procesą ir netrukus pasidalinsime šiuo saugiu maršrutu su laivybos sektoriumi, kad paskatintume laisvą prekybos rautą." Nuo antradienio paliaubų per sąsiaurį praplaukė kiek daugiau nei tuzinas laivų, tačiau tai tik dalis įprasto skaičiaus. Irano blokada sukėlė daugybę pasaulinių problemų, įskaitant reaktyvinių degalų trūkumą.
Prezidentas Trumpas netgi bando pritraukti tuščius tanklaivius į JAV, rašydamas, kad milžiniški kiekiai visiškai tuščių naftos tanklaivių, bei kurie didžiausia pasaulyje, šiuo metu plaukia į Jungtines valstijas, kad pasikrautų geriausios, mažai sierov turinčios naftos ir dujų pasaulyje. Mes turime daugiau naftos nei 2 kitos didžiausios naftos ekonomikos kartu sudėjus ir aukštesnės kokybės. Mes jūsų laukiame. Greitas aptarnavimas. Prezidentas Donaldas J. Trumpas. Dabar noriu Jums parodyti žemėlapį su visais tanklaiviais, kurie plaukia į Jungtines valstijas. Pažiūrėkite į tą eilę, kuri eina iš Azijos, leidžiasi į Afriką, o tada kyla į Jungtines valstijas. Visi šie tanklaiviai plaukia į Jungtines valstijas, o kai kurie iš jų iš tikrųjų atvyksta čia, į Houstoną, pasiimti JAV naftos ir išgabenti ją atgal į Azijos šalis. Matote, prieš karą beveik 90% naftos tekančios per Hormūzo sąsiaurį keliaudavo į Azijos šalis. O dabar dauguma šių šalių neturi didelių atsargų. Todėl jiems reikia nuolatinio naftos srauto. Kadangi jie negali jos gauti iš Persijos įlankos šalių, jie bando ją gauti iš Jungtinių valstijų. Dabar, kai dėrybos žlugo, mes tiksliai nežinome, kiek laiko užtruks, kol Hormūzo sąsiauris vėl bus atidarytas. Nes prisiminkite, kalbama ne tik apie JAV karo laivų judėjimą pirmyn ir atgal. Svarbiausia, ar tanklaivų kapitonai ir šias įmones valdantys asmenys pasitikės Hormūzo sąsiaurio saugumu, kad galėtų siųsti tanklaivius į sąsiaurį ir iš jo. Kol jie nesijaus saugus, Hormūzo sąsiauris iš esmės bus uždarytas, net jei Iranai iš tikrųjų neturės galimybių sunaikinti tanklaivių. Taigi, teks palaukti ir pamatyti. Esu tikras, kad sekmadienį sužinosime daugiau informacijos apie tai, kas įvyko dėrybose, kokie buvo kiti ginčytini klausimai ir panašiai. Taigi būtinai paspauskite prenumeratos mygtuką apačioje ir aš Jūs informuosiu apie visą naujausią informaciją, kai tik ją turėsiu. Mano vardas Semas ir pasimatysime kitame vaizdo įraše. Jūs žiūrite šį vaizdo įrašą, vadinasi, jau žinote, kad Iranas yra sudėtingas. Tačiau galbūt nežinote, kodėl taip nutiko. Ir ši istorija prasideda dar prieš 1979 metus. Ji prasideda dar prieš Islamo revoliuciją. Ir atspėkite ką, mes ką tik sukūrėme kelių dalių tinklalaidžių seriją pavadintą Searching History, kuri Jūs supažindins su visa šia istorija. Pradedant Kadžarų dinastiją, kuri valdė Iraną 20 amžiaus pradžioje. Pirmosios 2 serijos jau yra viešai prieinamos ir jas galite žiūrėti dabar. Taigi, jei Jūs domina Irano istorija ir kaip mes atsidūrėme ten, kur esame dabar, galite žiūrėti mūsų tinklalaidžių seriją paspaudę nuorodą aprašyme arba tiesiog ieškoti Searching History bet kurioje programėlėje, iš kurios klausotės tinklalaidžių.